Sveiki, čia Donatas Montvydas ir žiūrite programą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Rūsti mūsų kasdienybė. Štai ir mes šiandieną paskutinį kartą tikriausiai vedame savo reportažą iš Ūkių bankų investicinės grupės salės, kurioje ne tik šokdavo, bet ir krepšį mėtydavo Žalgirio savininkas Vladimiras Romanovas. Bet prisiminkime 2013 šventų Velykų dieną, kas gražu, kas miela, juk tai atgimimo šventė. Ir visi tie, kurie mylėjome, mylime, mylėkime krepšinį iki pat savo gyvenimo pabaigos. Jo labiau, kad mūsų lietuvėlėje auga jauna, talentinga krepšininko pamaina. Ir dar paaiškėjo, kad krepšininkai tampa puikiais dainininkais. Prisipažink, Donatai Montvydai. Iš tiesų, paraleliai su muzika nuo 6 metų aš pradėjau lankyti Vilniaus krepšinio mokyklą. Ir tenais aš praleidau berods apie 10 metų. Keitėsi daug trenerių, bet krepšinio įspaudas mane labai ryškus ir didžiulis. Dėl to aš iki šių dienų nesu abejingas nei krepšininkam, nei mūsų rinktinės žaidimams ir be galo palaikau ir pats prie progos vis laik žaidžiu. Ambicijos jos kažkaip visą laiką jos būna ir norisi paimti tą kamuolį, nes nuo vaikystės tam tikri dalykai jie pasilieka visą gyvenimą, nes ta vaikystė, toks, kaip sakyti, yra auklėjamasis etapas ir aš jaučiu, kad kai aš pamatau tokį kamuolį, man norisi paimti ir mesti. Bet aš kažkaip tai nuo auklėjimo, nuo tėvų tokio turiu požiūrį, kad aš privalau pasirinkti vieną profesiją ir maksimaliai siekti meistriškumo savo, pavyzdžiui, dainavime, savo vokale, savo judesį ir scenoje. Dėl to dabar aš jau nebesiblaškau, bet kamuolį vis tiek nesu abejingas, jeigu yra galimybės pamėtyti ar pažaisti krepšinį visada. Tai tu, Donatai, krepšininkas? Taip, turiu diplomą. Vilniaus krepšinio mokyklos diplomą. Kada pabaigiau, dabar galvoju, čia gal kokie 4 buvo, 2003 gal. O, tada jau buvo įkurta moksleivių krepšinių lyga, vyko Karūnos čempionatai. Man atrodo, kad buvo jau. 2000-ųjų rudenį Lietuvoje buvo suburta daug vaikų komandų, taip pat ir Vilniaus krepšinio mokykloje. Iš esmės, mokyklos rinktinėje esu buvęs ir mes dalyvavom su Vilniaus krepšinio mokyklos komanda po tam tikras varžybas, bet prisipažinsiu, nebuvau, manos, netgi aš startinė 5. Tas, aišku, galbūt dėl mano kažkokių gabumo trūkumo, galbūt dėl tam tikro darbo, galbūt neatlikimo ir taip toliau, bet varžybose mes dalyvaudavom. Ir tas azartas yra kraujyje iki šiol ir visą laiką. Tai tu, Donatai, anksčiau išmokai kamuolį vadyti, nei dainuoti? Prisipažink. Aš dabar galvoju, man atrodo, kad sportas, manau, vis laik buvo vis tiek pirmiausia. Buvo sportas, nes mano tėtis yra sportiškas labai vyras žmogus, jisai nuo vaikystės mane leisdavo bėgiodama Vingio parką, matydavom, kaip aukšti krepšininkai bėgiodavo, spardydavom kamuolį, mėtydavom į lankus. Tai sportas be abejo, tai yra nuo pat mažens, yra formuojamas kūnas, sveikata, bet melodija, dainos irgi paraleliai visą laiką ėjo. Ir kai aš girdžiu kamuolį dumsėjimą, tarp kitko, ypatingai driblingo metu, aš suprantu, kad tai yra tam tikras ritminis netgi motyvas. Tai dėl to ritmika su krepšiniu man tam tikrą prasme labai artimi yra. Nu, čia būtų... Yra visokiausių ir
netgi ir baladėse ar taip toliau, tą galima vis tiek, greitis ritminis jis gali kisti, kaip ir driblingas, yra greitesnis, mažesnis, bet iš tikrųjų tai vis tiek, aš sakau, krepšinis man labai tam tikrą prasme, kai aš buvau ir ten, gali mūsų susėti iš ritminės pusės, dėl to labai įdomu. Akivaizdu ir įtikėtina. Populiarusis dainininkas, Eurovizijos konkursų dalyvis Donatas Montvydas yra krepšininkas. Kokia yra mėgiama komanda? Žinot, aš kai žiūriu krepšinį, o dabar aš labai mažai, tarp kitko, žiūriu, nebent gyvai nueit pasižiūrėti, bet pas mane nuo pat mažų dienų nebuvo vienos komandos. Aš kažkaip tai visai žiūrėjau už įspūdingą krepšinį, už gražų krepšinį ir už gerus rezultatus. Už tai, kad kiekvieną, kad kai tu žiūri varžybas, kad komanda tobulėtų į priekį. Ir pas mane nebuvo tos konkurencijos tarp Vilniaus ar Kauno Klaipėdos. Dėl to be abejo, kai būdavo Lietuvos rinktinė, tai, kaip sakau, siela verkia, jeigu kažkas ne taip. Tai aš vis laik palaikau apskritai mūsų lietuvačius visus ir tikrai, gal tai skamba paprastai, bet tikrai už gražų ir betobulėjantį krepšinį aš. Vadinasi, Donatai, kai tave pakvietė į 2013 LKL žvaigždžių dieną, tu sutikai ne tik dainuoti, bet ir žaisti už lietuvių rinktinę? Be abejo, nes aš skaitau, kad tai tam tikrą prasme mano svajonė išsipildė dabar, nes aš visą laiką norėjau, kraują pas mane buvo atstovauti savo šalį. Pavyzdžiui, jeigu važiuodamas po festivalius ar po, sakykime, europinius festivalius kaip Eurovizija ir taip toliau atstovauju savo šalį, savo šeimą, aš visą laiką svajojau atstovauti krepšinėje, save ir savo šalį. Ir be abejo, dabar būt žvaigždžių dienoje tiek Alytuj, tiek dabar LKL šventėje Šiauliuose. Tai yra, sakau, tam tikras momentas, kad aš suvokiu, kad aš daugiau jaudinsiuos eidamas į aikštelę, negu dainuodamas. Jau tave kebra ten, sakė. Ar čia jūs tebe išleistumėte? Iš tikrųjų, treneris Gedminas, kuriam esu be galo, jo amžinatelis, kuriam esu be galo dėkingas ir be abejo, treneriai tai yra kaip mokytojai, kur aš tu visą laiką gerbi atsiminsi savo visą gyvenimą, nes jie tave išmoko tokių dalykų, savo paslaptimis dalinasi, tai esu be galo dėkingas. Taip pat trenerė Dindaitė, kuris savo griežtų žodžių tam tikrais momentais, wow, būdavo, bet irgi didžiausi įspūdžiai. Treneris Gilys, kuriam irgi esu be galo dėkingas. Žodžiu, tai yra mokytojai, kurie didžiulį pėdsaką tave palieka ne tik kaip sportininkai, bet kaip žmonės, dėl to, kad jie formuoja požiūrį, vertybės, principus tam tikrus žmogiškus. Taip kad esu be galo dėkingas. Ačiū labai. Su Donatu Montvydu šiandien mes dar susitiksime. LKL žvaigždžių dienos lietuvių rinktinėje Donatui vadovavo Prienų komandos treneris Virginijus Šeškus, kuris su savo lietuvių ekipa Lietuvos krepšinio federacijos taurės finale Prienuose nugalėjo stiprią Pasvalio Pieno žvaigždžių komandą, kuriai vadovauja Mindaugas Lukošius, Bahreino rinktinės vyriausiasis treneris. Kai Pasvalio krepšininkams įteikiami Lietuvos krepšinio federacijos medaliai, pasiklausykime Mindaugo Lukošiaus pasakojimo apie praėjusią vasarą Bahreine. Vasarą treniravau Bahreino nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę. Kaip ir mes ruošiamės Azijos pirmenybėms, kurios vyks šiais metais. Dvi komandos pateko į Azijos, į finalinį Azijos čempionatą. Ir viena iš jų tai buvo mes, kadangi varžybos vyko Bahreine, pas mus namie.
finale pralošėm Kataro rinktiniai, kuri tikrai yra stipri ir viena iš stipriausių Azijos čempionate. Tad buvom antri ir šiais metais tikiuosi pasirodysim Azijos šalių čempionate. Bahreine populiarus gan krepšinis, kiek tai galima sakyti. Tačiau aišku, meistriškumas ir lygis netitinka Europos. Ir mes, aišku, su pavydu žiūrim į šitas, į organizaciją, į sales, į dėmesį skiriamą Europoje. Mindaugas Lukošius, kai Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda LKL čempionate buvo 9 vietoje, perėmė jau sezonui prasidėjus ir atvedė net iki LKF taurės finalo. O kad čia pasvaliečiai pralaimėjo, ne bėda. Jo labiau, kad lietuviška Prienų komanda, man atrodo, labiau norėjo laimėti LKF Gražuolę taurę nei Pasvalio užsieniečiai krepšininkai. O Prienų didžiavyris treneris Virginijus Šeškus šiandien laimingas. Džiaugtis. Nežinau, tikrai labai džiaugiuosi ir sakiau, šita pergalė yra skirta visiems Prienų miesto žmonėms, visiems sirgaliams. Tikrai mes labai norėjom laimėti, nes vis dėlto tai yra istorinis įvykis ir aš manau, kad tai, žinot, istorija, nežinau, kitais metais, jeigu žais Žalgiris Lietuvos Rytas, tai labai sunku tą taurę bus iškovoti. Ir aš manau, gerai sakiau prieš tai žmonėm, aš kiek atsimenu, tai iš be Žalgirio Lietuvos Ryto niekas neturi laimėjęs tos taurės, tai aš manau, čia dvigubas laimėjimas, dviguba pergalė. Labai jaudinomės, aišku, mes pirmą tą pusę truputį neįvykdėm to, ką mes tarėmės. Ir buvo piktumai, aš ant jų ir reikėjo, atrodo, iš eilės tą darė. Bet antroji pusė labai gerai, kad žaidėjai ateityje supras, kad ką sutarėm reikia daryti, nes antroji pusė į tą pakeitus dalyką, kai sviestų viskas. Aišku, žinot, puolimas yra puolimas, kai sakau, bet gynyboje visi atidavė visas jėgas. Aš manau visiems, kai bebūtų tas rezultatas, 20 taškų, bet aš manau visiems žiūrovam buvo tikrai malonu žiūrėti tokias rungtynės. Tai 2013 šventus Velykus turbūt jums pačios gražiausios per visą gyvenimą? Aš manau, kad negaliu pasakyti, kad pačios, bet turbūt vienos iš geriausių. Ir tą progą naudojamas tikrai noriu palinkėti visiems krepšinio sirgaliam gerų Velykų, visiems ateiti, palaikyti savo komandas ir ypač Prienų sirgaliam. Labai malonu buvo, aš tikrai nesitikėjau, kad šiandien ateis tiek žmonių, nes į tas prastesnės, tokias paprastesnės rungtynės susirenka tikrai daug mažiau. Aš nežinau, ką reikia daryti, kad susirinktų tiek žmonių, bet tai yra fantastika žaisti tokio palaikymo. Dar kartą įrodyt, kad kur daugiau lietuvių komandoje, ten ir pergalė. Taip, o kol kas sekasi, mes taip galim drąsiai sakyti ir manau, kol nepralaimėsim, labai mes į to sieksim. Sveiki, gyvi, aš esu Jokūbas Kadžiulis. Mano tėtė tapo čempionu. Kiek tau metų? 5. O jau krepšinį lankai ar dar ne? Dar ne. O kaip galvoji, būsi krepšininku ar sunkus darbas čia? Gal būsiu? Būsi? Aha. Tai sėkmės. Ačiū. O už kokią paskui tu komandą žaisi, kai tapsi jau dideliu? Už Prienus. Labai džiugu, šiek tiek jaučiuosi pavargęs. Jau dabar pradėjo jaustis nuovargis, buvo euforija tokia kelios minutės. Jau sėda batareika. Tai šiaip, faina, labai šaunu. Tikrai didelis džiaugsmas. Tai va, džiaugiamės. Klajojai po pasaulį, važinėjai. Tokia mūsų duona. Ar džiaugies, kad štai jau tu tikrai Lietuvoje ir dar LKF taurės savininkas ir naudingiausias žaidėjas? Be abejo, džiugu, kas be ko. Žinot, visi, aišku, kartoja tie asmeniniai dalykai. Tikrai nuoširdžiai pasakysiu,
tikrai tas nusispjautas asmenis, bet vat, kad laimėta, aš čia buvau, komanda, pirma vieta, medalis parodysiu tikrai, tai čia tikrai šaunu. Šaunu ne dėl savęs, šaunu dėl šitų žiūrovų, kurie gausiai susirinko, kurie nerealiai šiandieną palaikė. Džiugu, kad jiem galima suteikti šitiek laimės, džiaugsmo. Tai va, gera daryti gerus darbus kitiem. Ar tai galima sakyti, kad per tavo, turbūt 15 metų krepšininkų karjerą? Ko gero 17 jau. Pati didžiausia, pati brangiausia pergalė? Buvo tų skambių pergalių. Buvo LKL čempionatas laimėtas 2000-aisiais. Buvo kažkas tai irgi nerealaus. Be abejo, ten mano indėlio labai didelio nebuvo. Sėdėjau ant celiuką daugiau tai. Bet vis tiek buvo po ilgų metų nugalėtas stiprus Žalgiris, tai tikrai irgi buvo kažkas tokio. Laimėtos 3 vietos su Šiauliais, su Alytum, Prienai. Tai visos jos mielos, savotiškai, tai sunku pasakyti. Laimėta yra laimėta, nepralošta. Lietuviai geriausiai, neurimai. Teisingai. Labai norėjau lietuviai laimėti. Teisingai. Kas toliau? Finalas BBL. O paskui žiūrėsim, manau, kol namuose nepralošėm, tai manau, į Žalgirį imti. Negali žinoti? Pernai, ėmėm vieną. Tai šiemet tik vienas varžybos. Tai 13 metų šventus Velykus jums pasaka. Tai be abejo, pasaka Velykos. Tik dabar, kad labai daug varžybų, neaišku, ar kažkas galės važiuoti, aplankyti giminės, tėvus. Nes iš tikrųjų lošiam jau šeštadienį vėl varžybas turim, paskui antradienį turim, tai teks turbūt čia likt sportuoti, tai nuvažiuosim po BBL finalą. Kai laimėsim BBL pirmą vietą. Iš Ventspilio parvešim. Iš Ventspilio parvešim jo, teisingai.